Sveiki, tai ką, vėl atvažiavom žvejoti, dabar stengiasi vis kuo daugiau pažvejoti ir panašiai. O su manim kas? Darius, nu mano, kaip sakoma, pagrindinis kolega žvejybos ir kartu ir Juozas, bet kaip žinome, Juozas dirba, o mes su Darium galime žvejoti. Tai va, bandysim šiandieną Kadrėnų tvenkinį, bandysim iš upelio pusės. Gal ir visą Kadrėnų tvenkinį apvažiuosim, net nežinau, bandysim, gal kažkas pasiseks, nes prieš tai vat, buvo ir Laurynas Kuzborskis atvažiavęs, ir Mindaugas iš Afiks. Nu, mum ten, ta prasme, tikrai visiškai kažkaip nepasisekė, tai bandom, žiūrim, darom ir iki kito kadro. O dabar bandysime tokį variantą, bebriukas 0,3 violetinė spalva, šiandieną žvejoju su hitu, čia Airity ir The One'as 0,1. Tad ką, pirmi metimai, reikia pabandyti. Buvo. Bum. Buvo vėl. Vėl buvo. Nu, kol kas kibimo yra, tai žiūrėsim kaip bus. Turiu pirmą, raudytę. Na, visai tokie jau mažulė, bet fainai balta žuvis. Dėl to tas ir yra smagus avižadrebis. Ne vien tik ešeriukus traukti ir kitą plėšrią žuvį. Bet va taip ir reikėjo. Tik susimažinau iki 0,2 ir užsidėjau mažesnį masalą. Berods jis ten 12 mm ir pasikirto. Turi? Dar išgirdau kažkokį garsą. Jis ten kitoj provai žvejoja. Yra. Dar viena. Kojytė. Bet negraži. Opa. Su dėmėm. Opa, paleidžiamės jam. Kol kas juda kažkas. Bandom. O, ir Darius turi jau kažką. Tai ką čia turim? O, visai fainas. Plakiukas.
Plakiukas. Uuu. Čia tokia gilesnė vieta šiek tiek, tai bandom, bet kol kas labai prastai iš tiesų. Labai. O, Darius kažką lupa. Ką čia lupi? Raudę su. Raudytė. Su gūzu, žolyčiu. Aš pasididinau iki 0,5, gal kokie aš išprašysiu, bet man čia nesiseka šitoje vietoje. Nu ir ten nelabai sekėsi iš tiesų Dariu. Geriausias variantas. Tai taip. Opa, pirma. Nu va, kokia vaikučiai. Raudytė. O va, atvarom žvejoti, žiūrim, mano kolega čia žvejoja. Tai prisiglūdėm prie jo šono. Bandom ką, toliau kažką? Turim kažką. O. Opa, plakiukas. Kolega, matau, biškį nepasisekė. Kolegai nepasisekė. O, aš ir žolių karalystė, gerai. Paviršium, viskas plaukia paviršium. Va, vėl kibimas buvo. Kad ir mažutės labai, bet smagu visiems. Ką galiau. Va tokias mažutės savo raudytės, kad smaugiam. Visai smagu. Daug kibimų. Žodžiu, 0,1 aviža, juoda matinė. Ir teko visiškai susimažinti. Ir toks žuveliukas mini. Net nežinau kur. Net neturiu dar idėjęs į e-shopą, čia atsisiunčiau testavimui. Tai violetinė spalva. Tikrai labai gerai ima. Realiai iš tiesų jūs net nematot visko nedidus, bet kiekvieno pravedimu kala ir ne po kartą. Toliau važiuojam. O, tuom ir smagus, kad daug kibimų, kad ir kol kas bonusų nepapuola, bet smagu iš tiesų. Vėl buvo kibimas. Vėl kibimas. Vėl. Nu kala, jis tikrai kala, bet... Smulkmės labai daug. Vėl buvo. Išvalo matas. Žiūrėkit. Gal matysis. Kala. Tik mums čia atnešė salą, kas ne fainai. Nu, ašgi tau sakiau, 5 minutės, kaip gali. O, kaip duoda kibimų. Opa, vis dėlto išprašiau. Kelis kartus segė. Bandom tolyn. Biški. O šitas vos davė daugiau spurto. Oi, kaip nenori. Važiuojam. Užradom vietytę, pagaliau. O iš tiesų esam va tokioje vietoje. Čia va,
upelis ir vat, į upelį atnešė salas. Ir mes tokia leikiai po tiltuku gaudom savo. Nu ką, bandom toliau. Buvo. Nu, valiau, kol nutrauksiu. Aš kai visą laiką, ta prasme, aš toks žmogus. Opa. Eina tas mažylės, eina. Čia tokią vietytę užradom įdomią, tai visai smagu. Bandom tolyn. O, kolega va kažką tokio jau. O. Jau įskaitinį. Neblogas. O, Молодец. Vykis tu dabar. Nezamačilnai tai aš ten. Darius man aiškina, čia vykis, jau gaudo iš čia. Svarbiausia, ne dydis, o kiekis. Ну окей. O. Aš leidžiu, kad leistus ir kerta, kaip suplūdė realiai. Grynai, pas mane irgi. Biški nuo dugno pakeli, leidžiasi ir bum. Tuoj. Gerai. Manom toliau. Toliau mes mažylių daužytojai. Svarbu daug kibimų. Čia iš tiesų būtų žiauriai fainai buvę, jei būčiau 66 pasiėmęs X-Game'ą, tai čia vat, oi, pats smagumas su juo. Opa, kažką turim. Opa. Žiūrėk, Nebloga aukštė. aukšlė. Jaučiu, kad smūgis toks buvo smagesnis. Ne visai mažia. Na ką, bandom toliau. O, Darius. Irgi aukšlytė. Aukšlytė. Nu, visai irgi smagi tokia. Nu, kaip aukšlytė, gražiai. Gražiai. Labai gražiai. Mes tai čia, žinokit, vietas keičiam vieną po kitos. Ten iš tiesų tų mažylių tai dar galėjom prilupti, bet kažkaip nebenorėjom, atsibodo. Tai galvojom, pabandysim kažką šiek tiek kito. Tai dabar užradom vieną vietą, kur nėra vėjo. Palaukiam savaitę. Palaukiam savaitę, palisėjom ir toliau žvejojam. Ne. Daug dievė, kad taip nereiktų. Vieną video iš savaitės medžiagos. Turbo žvėjai. Bet vis vien nepaleidžiu šiandieną tos minties, tai realiai vis vien yra 0,1 aviža, juoda, bandžiau dėtis ir 0,3, Darius pagavo biškiai didesnių, ant didesnės avižos 0,3, bandžiau dėtis ir 0,5, bet ne, visi man kibimai buvo ant 0,1, 0,2 net nebuvau užsidėjęs šiandien. Aš manau, ten, kur reikėtų, aš ir nedametu su 0,1. Čia šiam... Op, buvo.